Kas yra gera mokykla? Kaip ją supranta tėvai, mokytojai ir mokiniai? Kas ir kaip matuoja jos darbo kokybę? Žvilgsnis į šiuolaikines besimokančias mokyklas. Mano manymu, gera mokykla yra ta, kuri leidžia kiekvienam vaikui pagal jo gabumus pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią. Kitaip tariant, kuri kiekvienam gali duoti tai, ko jam iš esmės reikia. Kad laiku pastebėtų spragas, jas užpildytų ir galėtų žengti į priekį, mokyklos pasitelkia šiuolaikines įsivertinimo metodikas ir specialiai tam sukurtas priemonės. Viena iš tokių – standartizuoti testai. Jie leidžia mokykloms įvertinti ugdymo kokybę, palyginti save su kitomis Lietuvos mokyklomis ir tobulėti. Ką jie duoda iš esmės naujo su tuo, kas būdavo lygi šiol? Tai jie leidžia labai tiksliai išmatuoti vaiko pasiekimus. Labai gerai, kad tai yra visos šalies mastu ir gali įvertinti ir pasitikrinti savo darbą. Ta informacija turėtų būti stimulas mokyklai kelti savo konkrečius tikslus, suprasti savo trūkumus ir imtis labai konkrečių veiksmų pagerinti situaciją. Mokykla kokybės siekia ne tik vertindama akademinius mokinių pasiekimus, bet ir įvairias savo veiklos sritis. Šiam tikslui yra sukurta speciali sistema ir konkrečios priemonės tam, kad mokykla tobulėtų. Tai yra instrumentai pamokos kokybei ir tobulinimui. Pamoka ne tik tai įvertinama, bet iš karto siūloma ir tobulinimo keliai. Ir per tai jau kopiama į viršų, į visą organizaciją. Ši sistema, kaip minėjote, tai padeda mokytojui tobulėti ir gauti grįžtamąjį ryšį. Pavyzdžiui, aš pamokoje kartais naudojau tokias apklausas, sakykime, apie pamokos kokybę, ar vaikams ta pamoka patiko, kas nepatiko, jeigu, ar supratau pagrindinius dalykus, ką mokytoja aiškino, tai taip supranti apie savo darbą. Buvo apklausti tėvai, mokiniai, mokytojai ir faktiškai surenkama tą visą informaciją, apdorojama, galima pasakyti, ką reikėtų keisti ir mūsų mokykloje. Taigi, šiuolaikinės mokyklos ne tik moko, bet ir mokosi pačios, kad vaikai įsineštų tokias žinias ir gebėjimus, kurių jiems tikrai prireiks gyvenime.